Čiangrai esančios mėlynoji ir baltoji šventykla bei juodasis namas yra menininkų pastatytos ir dekoruotos šventyklos. Tai yra meno kūriniai ir galerija. Mėlynoji šventykla yra nemokama, čia pavalgėm labai skanių kokosinių ledų. Priderintų prie šios šventyklos spalvų. Beje, parduotuvėje labai retai rasite kada gerų kokybiškų ledų, tad valgykite gatvėse. Pažiūrėkit, kaip dera prie mėlynosios šventyklos. O kitas mūsų stojimas buvo juodasis namas, esantis visai netoli mėlynosios šventyklos. Dar viena labai išskirtinė vieta, patiks meno gerbėjams. Šį kartą dėja buvo sugedus jų programėlė, tad negalėjom pasigrožėti visais meno kūriniais. Šio namo įkūrėjas vis dar yra gyvas ir pats žymiausias ir garsiausias dailininkas. Tailande šiuo metu įėjimas į šią šventyklą kainuoja 80 batų, apie 2 eurus. Tikrai ne kiekvienam vieta, o mes judame toliau ir važiuojam į arbatos plantacijas, kur pietausime ir degustuosime čia pat auginamą arbatą. Šią arbatą daugiausiai eksportuoja į Kiniją. Tai žalioji arbata. Galite pasidaryti labai gražią fotosesiją su gražiu vaizdu ir genčių kepurėmis. Aišku, valgome viską, kas yra su arbata. Ir važiuojam dar sustojam pasižiūrėti, kaip auga ananasai. Daugelis galvoja, kad jie auga ant medžių. Sekantis sustojimas vietinių genčių kaimelis ir čia užėjom į namus pasižiūrėti, kaip gyvena vietiniai. Galite būti tikri, šie žmonės čia ir gyvena, tai nėra sukurta vien tik tai turistai. Galite kreiptis, rekomenduosime labai gerą gidą, kuris papasakos daug jums apie vietinės gentis, o čia lankomės genčių mokykloje. Gyvenimas čia teka įprasta vaga, vyrai dirba, moterys pardavinėja suvenyrus kaime ir taip atrodo šių žmonių kasdienybė. Tokiose vietose stengiamės nesiderėti, žinom, kaip jiems sunku čia yra išgyventi, o kitas mūsų sustojimas dar viena labai įspūdinga šventykla, į kurią galima įeiti ir užkilti iki pat viršaus. Įėjimas nemokamas, bet pakilimas liftu kainuoja 40 batų, bet tikrai verta patirtis. Iš čia galit pasigrožėti vaizdu iš viršaus. Išties įspūdinga vieta, palydėjome ir saulę čia, kuri Tailande labai greitai nusileidžia. Ir aplankėme dar likusią dalį šios šventyklos. Budistinėse šventyklose moterys klaupėsi kulnais nuo Budos ir čia apsilankimas naktinėme turguje, vietinių turguje, ne turistinėme. Tai daug irgi įdomios patirties, išgėrėm laimų sulčių ir suvalgėm labai skanių spring rollsų.